Turbūt daugelis prisimenate štai tokius diskelius informacijai saugoti, liaudyje žargoniškai vadinamus flopikais. Panaudoti juos šiuo metu praktiškai neįmanoma, nebent jūs turite labai seną kompiuterį, o mes iš jų gaminsime lentą užrašams. Kad ir kaip būtų keista, panaudosime praktiškai tam pačiam tikslui – informacijai saugoti būtent ant lentos. Na, žinote, nupirkti pieno, bilietus į teatrą ir panašiai. Šiuo metu interjere itin madingi seni daiktai, tokie kaip radijas, ausinės, plokštelės. Dėl to ir štai šie diskeliai, paversti užrašams skirta lenta, atrodys stilingai jūsų namuose. Mums reikės plokštės. Mes pasirinkome medžio dulkių plokštę. Ji yra tikrai tvirta. Klijų. Nemažo kiekio diskelių. Ir dar kelių daiktų. Pradžioje pagaminsime laikiklius iš pačių diskelių, tam, kad galima būtų lentą pakabinti ant sienos. Štai tokius laikiklius galima pagaminti iš metalinės dalies. Ištiesiame, atkerpame dvi dalis ir štai tokius tvirtinimo elementus, kurių pagalba pagabinsime lentą ant sienos, turime juos blogojoje pusėje lentos. Pritvirtinsime kniedžių pagalba. Per plotį telpa 6 diskeliai ant mano lentos, per aukštį taip pat 6. Na, truputėlį išlenda kraštas, bet tikrai nemanau, kad tai yra blogai. Tiesiog didžiąją dalimi prisiklijuos ir tikrai tvirtai laikysis. Imame teptuką, klijus ir klijuojame. Diskeliai yra skirtingų spalvų. Derinant ir dėliojant vieną šalia kito galime sukurti tam tikrą ornamentą, raštą. Iki šiol pamenu, kaip studentavimo laikais, prie projekto dirbant 3 savaitės ir išsaugojus dalį informacijos, tuomet tas diskelis sulūžo ar sugedo ar buvo užpiltas, aš dabar tiksliai neprisimenu. Kompiuteris lygiai taip pat užlūžo, liaudiškai tariant, ir 3 savaičių darbas nuėjo per nieką. Viską teko daryti iš naujo. Todėl mano prisiminimai apie juos skirtingi. Žiūrint šiuos diskelius, tiesiog net išoriškai ant jų kiekvieno yra paprastai užrašyta kažkokia informacija. Kiekviena jų primena tam tikrą patirtį, tam tikrus darbus, kuriuos šiaip jau iš principo esi kaip ir pamiršęs. Šiuo metu turbūt visų šitų diskelių informacija tilptų štai tokio dydžio informacijos saugojimo laikmena. Kaip greitai vystosi technologijos. O kol klijai išdžius, aš pabandysiu prisiminti, ką vis tik pamiršau šiandien atlikti ir ką reikės dar atlikti.
renginių laikais turbūt kiekvienas vis tiek rašinėjame, bent jau aš tai tikrai ant lapelių, klijuojame, kabiname juos visur. Todėl manau, kad ši lenta jums tikrai pravers. Susidūrėte su keblumais statybose, pritrūkote žinių, blogų klausimų nebūna. Rašykite mums elektroniniu paštu info@statybutv.lt. Klauskite, o mes pasirūpinsime, kad jums būtų atsakyta. Tęsėme reportažų ciklą iš Vokietijos. Šįkart įdomus jungikliai, valdikliai ir patogesnis gyvenimas protinguose namuose. Tarptautinėje būsto ir statybų parodoje BAU galima pamatyti aibę įvairiausių technologinių naujovių skirtų statybų procesui. Tačiau taip pat buvo smagu sužinoti, kad kasdieniam gyvenimui skirti elektroniniai namų prietaisai taip pat žengia koja kojon su besiplečiančiomis galimybėmis. Vienas dažniausiai girdėtų terminų – 3 raidžių junginys KNX. KNX tai tarptautinis protingų namų standartas, sukurtas siekiant tarpusavėje suderinti įvairius išmanius prietaisus ir jų valdiklius. Didžiausias tokių valdiklių privalumas – lankstumas. Parodos metu išbandėme, kaip vieno liečiamo ekrano pagalba galime stebėti ir valdyti visuose namuose esančius patogumus – patalpų temperatūrą, foninę muziką, apšvietimą ar žaliuzes. Žinoma, didelis ekranas tiks ne visose namų vietose. Jį galima pakeisti kur kas mažesniu, tačiau funkciškai identiškų įrenginių. Mėgstantiems netokį modernų namų dizainą pristatyti taip pat su KNX sistema suderinami jungikliai, atrodantis daug įprasčiau ir paprasčiau, tačiau funkciškai nenusileidžiantis liečiamiems ekranams. Be abejo, dizaino klausimas labai aktualus, juk įvairūs valdikliai ir jungikliai netgi lauke esančios telefonspinės turėtų nerėžti akies, derėti su interjeru. Pasišnekėti apie dizainą trumpam grįžkime į Lietuvą. Serijos 3 iš natūralaus žalvario. Čia yra iš tikrųjų tikras žalvaris, kuris yra skirtingais metodais, 3 atspalvių mes matom, apdorotas. Vienas rankinio šlifavimo, kitas papildomai chemiškai apdorotas, bet tai yra tikros medžiagos. Vilniuje taip pat radome kelias jungiklių naujienas, net nematytas Vokietijoje. Turim pakankamai unikalią konstrukciją ir tuo pačiu techninį ir dizaininį sprendimą. Mes matom jungiklį, kurio vaizdas atkartoja interjero vaizdą. Ir čia yra 16 jungiklių viename. Štai aš prisiliečiu prie jo ir užsidega šviestuvas. Prisiliečiu prie sekančios vietos, užsidega sekanti šviestuvai. Tai labai patogu, kai yra daug apšvietimo linijų ir jas reikia valdyti iš vienos vietos. Dar viena naujovė – jungikliai su piešiniu. Čia mes matom vieną iš variantų, kaip galima jungiklius individualizuoti. Štai piešinys, kurį dizaineris sukūrė pats ir jį galima užnešti ant jungiklio. Tuo būdu gali turėti, sakykime, savo firminius jungiklius ar su piešiniu dizaineris. Taip pat galima ir labai patogu, žinoma, funkcijas nurodyti. Čia labiau gal tinka visuomeniniam patalpom. Taigi, kurdami savo protingus namus, galime nevaržyti savęs stiliaus klausimais. Gera pradžia – pusė darbo. Šiandien sužinosime, kaip gerai pasiruošti plytelių klojimui, gruntuojant ir įrengiant hidroizoliaciją. Vonios patalpa prašyte prašosi atnaujinimo. Ji bus išklota plytelėmis, tačiau prieš tai paviršių reikia paruošti. Pagrindas būtinai turi būti be įtrūkimų, be atplėšimų, švarus. Pirmas žingsnis – gruntavimas. Prieš naudodami gruntą permaišome. Pradedame gruntuoti šepetėliu nuo kampinių siūlių. Atskirai gruntuojame aplink vamzdžius. Voleliu nugruntuojame visą pagrindą, ant kurio bus klijuojamos plytelės. Gruntas ne tik suriša dulkes. Suvienodina pagrindo įgeriamumą vandeniui
Taip pat suvienodina per visą patalpą, per visą plotą klijų arba kitos statybinės chemijos fiksaciją. Gruntas būna skirtingų rūšių ir yra parenkamas pagal turimą pagrindą. Tarkim, jeigu pagrindas yra stipriai įgeriantis, reikėtų naudoti giluminį gruntą. Jeigu pagrindas yra kaip šiuo atveju normalus pagrindas, betonas, galima naudoti paprastą gruntą. Jeigu pagrindas yra visiškai neįgeriantis, tai tarkim senos plytelės, OSB plokštė ar stiklas arba alijiniai dažai, reikėtų naudoti gruntą, kuris yra pagamintas kvarcinio smėlio pagrindu. Nugruntuotam paviršiui džiūvus, plytelės ne visada iš karto klijuojamos. Tarkim, koridoriuje arba kambaryje galima iš karto po gruntavimo pradėti klijavimo darbus. Bet jeigu plytelės yra klijuojamos patalpoje, kurioje yra drėgna, tai dušinė, vonios kambarys, baseinas, arba labai norėčiau atkreipti dėmesį, plytelės bus klijuojamos išorėje, tai galėtų būti ar lauko laiptai, ar terasa, ar cokolis, reikia būtinai uždėti hidroizoliaciją. Hidroizoliacija taip pat yra parenkama pagal turimą pagrindą ir būna skirtingų rūšių. Gali būti dispersinių pagrindų hidroizoliacija arba cementinių. Cementinių pagrindų hidroizoliaciją galima kloti ant drėgnų paviršių. Ne ant šlapių paviršių, bet ant drėgnų. Mūsų atveju bus dedama polimerinė hidroizoliacija, baseinams arba labai drėgnoms patalpoms dvikomponentinė hidroizoliacija. Drėgmės pažeidžiamiausios vietos, sienų ir grindų kampai, paviršiai aplink vamzdžius yra papildomai sandarinami specialiais priedais, gaminamais iš elastingų, atsparių plyšimui medžiagų. Kad lengviau būtų dėti hidroizoliacinės juostas ir kampus, paviršių galima sudrėkinti vandeniu teptuku. Paviršius yra padengiamas hidroizoliacija. Tada sandarinimo priedas yra įleidžiamas, įklampinamas į masę. Hidroizoliacija paviršius padengiamas dar kartą. Sutvarkius probleminės vietas, hidroizoliacija voleliu padengiamas visas plotas, kur bus klijuojamos plytelės. Kai kurie gamintojai yra specialiai sukūrę spalvotą hidroizoliaciją, kad šeimininkai kontroliuotų statybininkus ir įsitikintų, kad drėgnos ir šlapios patalpų zonos tikrai buvo padengtos hidroizoliacija. Sekantis mūsų žingsnis po hidroizoliacijos išdžiūvimo būtų plytelių klijavimas. O dabar grįžkime prie didžiųjų statybinių elementų. Šią savaitę papasakosime apie lengvesnes, tačiau nemažiau tvirtas sijas. Namo perdengimas – sunkus ir brangus darbas. Dažnai reikalinga kėlimo, betonavimo technika, darbai juda lėtu tempu. Pasirodo, egzistuoja alternatyva. Tai specialios konstrukcijos sija, kurią sudaro 2 medžio tašeliai ir tarp jų esantis plieninis tiltas. Pirmas dalykas yra lengva, tai yra jos yra 1 metro svoris, yra priklausomai nuo aukščio, svyruoja nuo 5 kg iki 10-12 kg. Tai palyginus su tokio pačio konstrukcija, kuri klijuota konstrukcija, tai yra dvigubai lengvesnė. Ir pagal kainą jinai irgi turi pranašumą, kadangi tai yra dvigubai pigesnė. Gyvenamuose namuose galima sumontuoti yra tiesiog rankiniu būdu, labai paprasta. Nors ši sija lengva ir iš pažiūros kone elegantiška, nereikia apsigauti. Tvirtumo jai netrūksta. Pagal apkrovos rodiklius galima ją lyginti su gelžbetoninėmis konstrukcijomis. Visa tai priklauso nuo aukščio. Kuo apkrova didesnė, tuo sija aukštesnė. Praktiškai mažiausią matmenį galim padaryti yra 23 cm aukščio sija. O maksimalius jos aukštis gali būti 50 cm. Tokios sijos priklausomai nuo apkrovos, kokią reikia kad jinai atlaikytų. Viskas yra paskaičiuojama kompiuteriniu būdu, kiek jinai atlaiko, kiek reikia ją dėti, kaip tvirtinti ir taip toliau. Esant dar didesniai apkrovai, sijos gaminamos su dvigubu tilteliu. Būtent tiltelėje ir slypi visas inžinerinis išradingumas. Tiltelio viršuje ir apačioje esantys dantukai tvirtai įsikabina į medieną ir leidžia vienoje konstrukcijoje suderinti medžio ir metalo privalumus. Šios sijos taip pat sudaro sąlygas nesunkiai išvedžioti inžinerinius tinklus. Plieniniam tiltelį yra numatytos pramušti skylutės, kur gali vidury tiltelio gali prasiverti elektros laidai, prasiverti kanalizacijos, kas labai yra svarbu. Tiesiog yra tiltelio viduje nepažeidžiant sijos. Ši konstrukcija pritaikoma įvairios paskirties pastatuose. Tiek gyvenamuosiuose, tiek pramoniniuose. Lengvas darbas su tokia perdanga turėtų pradžiuginti ne vieną statybininką, o paprastas montavimas inžinierių.
Dar vienas privalumas, baigus jų įrengimą, galima greitai pereiti prie tolimesnio aukšto. Ant jų sudėjus jas galime įrengti grindis. Tai yra medis viršui, medis apačioj, kuris leidžia tvirtinti bet ką, kaip, pavyzdžiui, palyginus su metalinė konstrukcija, tai reikėtų dar kažką tai papildomai daryti, o čia nieko nereikia. Turbūt dažniausiai dieną pradedame nuo vonios kambario. Netrukus reportažas apie šios patalpos lengvą ir greitą įrengimą. Vaikštinėjant statybų parodoje akį patraukė viena gaminio demonstracija. Viskas prasideda gana paprastai. Kelios polistireno detalės, šiek tiek klijų ir matome tvirtą dėžutę. O tuomet siužeto posūkis. Vidun pilami keli litrai vandens ir visiškas sandarumas. Kas tai per stebuklas? Mes gaminame statybinės plokštės ir dušo padėklus. Pagrindinė medžiaga – ekstruzinio polistireno, dar kitaip vadinamos XPS plokštės. Šioje medžiagoje yra uždara porų struktūra, todėl rezultatas labai patvari hidroizoliacija. Taip pat sužinojame, kad tokių XPS plokščių paviršius nebijo pažeidimų. Konstrukcija išlieka nepralaidi vandeniui. Plokštės galima išgauti labai paprastų, tiesių formų, kaip matote čia. Tačiau taip pat galima sukurti ir lenktas įmantrias formas, įvairius reljefus. Tai labiau naudojama luboms ar sėdėjimui skirtoms vietoms. Tačiau įsirengti vonios kambarį ar dušą neužtenka vien statybinių plokščių. Juk reikalingos taip pat ir įvairios vandentikio detalės, apšvietimas. Jeigu apžvelgtume įvairius statybinius procesus, atkreiptume dėmesį į vietas, kuriuose iškyla daugiausiai problemų, pastebėtume, kad tai dažniausiai yra įvairių sistemų medžiagų nesuderinamumas. Mes vadovaujamės principu pateikti kuo daugiau tarpusavyje jau suderintų sprendimų viename gaminyje. Pavyzdžiui, tokiai pirčiai skirtose plokštėse jau yra visa santechnika, taip pat iš karto įrengtas šviesos diodų dangus. Į šias plokštės jau sumontuotas šildymas, kuris tiesiog būtinas tokios paskirties patalpose. Mes esame garinėje pirtyje. Tai turbūt vienas didžiausių iššūkių, kalbant apie drėgnas aplinkas. Juk čia būna labai daug garų, o garai yra labai agresyvūs medžiagoms. Turime būti tikri, kad visa sistema nesubirės. Nuo garinių pirčių pereikime prie kur kas žemiškesnių dalykų. Pavyzdžiui, su dušo kabinos įrengimo problemomis turbūt susiduria dažnas. Dušo padėklas turi jau gamykloje sukurtą nuolydį vandens nubėgimui. Tai palengvina darbo montuojant, prijungiant. Klijų džiūvimo laikas vos kelios valandos. Tai kokiogi storio galėtų būti dušo padėklas? 65 mm. Šiuo metu tai pats ploniausias dušo padėklas pasaulyje. Bendras padėklo storis tampa svarbus, kuomet nėra daug vietos, nėra daug aukščio sukurti tinkamą nuolydį. Ankstų rytą einant į dušą turbūt nesinori galvoti nei apie hidroizoliaciją, nei apie padėklų storį. Tačiau dėl rytinės ramybės prausiantis turbūt reikia šiek tiek pasistengti. Čia buvau aš, Agnė ir Statybų TV. Nepamirškite įsijungti televizorių po savaitės, sekmadienį 9:30. Geros savaitės ir iki!